Labas! Čia aš, medžiotojas Rokas ir mano medžiotojo pasirinkimas. Faina buvo sulaukti tokio cepelinio dangaus, lietaus, labai prastų oro sąlygų, tam, kad atliktume vieną testą. Na, gal ne visai testą, tam, kad padarytume tai, ko Lietuvoje tikriausiai niekas dar nedarė. Bandome skirtingus prietaisus ir bandome išrinkti, kurisgi vis dėlto iš jų geriausiai rodo prastomis sąlygomis. Mes paėmėm 3 pašildukus, standartinius pašildukus, 4 cm diametro, nusinešėm 150, 300 ir 600 metrų atstumu, na ir testavom kiekvieną prietaisą, kaipgi jisai rodo to standartinio rankinio termovizoriaus režimu, nes vis sulaukiu klausimų iš žmonių, kurie man skambina ir sako, žiūrėk, man tai sako nelabai čia įdomu tie tavo techniniai parametrai ir visokie kitokie dalykai. Mane domina vienas dalykas, ar aš matysiu elnio ragus. Dar šiandien testuosim top klasės termovizorinius priedėlius, kuriuos galima naudoti, na, kaip rankinius termovizorius prisukus atitinkamą okuliarą. Ir šiandieną Thermtec Hunt 650, Infrared Mach 50R, čia vėl primenu naujas modelis su tolimačiu. Turim ir pulsarą, Pulsar Krypton 2, konkretus modelis čia yra 2 FXG 50, na ir Hikmikro TQ50C 2.0. Tai va tokie, sakykime, patys populiariausi termovizoriai šiandien rinkoje, tiek naujovės, tiek jau giliai įsitvirtinę termovizoriai, turintys savo gerbėjus. Na ir pažiūrėsim, kurisgi vis dėlto iš jų yra geriausias. Apie tai, kad juos galima naudoti kaip priedėlius, aš nepasakosiu, nes juos gerai prišaudžius, ant ginklo uždėjus, ten sureguliavus viską, tai ten, nežinau, ten 200 metrų, 300 metrų šūvis garantuotas. Na ir apie tai pasako tikriausiai nereikia. Na, tam, kad jį naudoti kaip rankinį termovizorių, geriausia naudoti štai tokį priedą. Jis prisisuka. Na ir gaunasi iš to priedėlio, kurį naudoja, gaunasi rankinis termovizorius. Mes lietuviai apskritai mėgstam tos tokius daiktus, kurie turi, na, tokias 2 paskirtis, ne? Prasme, mes net mašinas perkam tokias, ten, kur, bagažinės ilgos, didelės, tai ir patys į darbą važiuojam, ne? Ir vaikus nuvažiuojam į mokyklą ir į kaimą, kai nuvažiuojam, tai paskui pusę tonos bulvių dar galim pasivežti iš kaimo, kad nereiktų parduotuvėje pirkti, ne? Na ir galų gale, turėti gerą rankinį termovizorių ir turėti gerą termovizorinį priedėlį, atskirai 2 daiktus pirkti, na, taip, tai yra geriau, na, ta prasme, patogiau. Naudoti vieną daiktą kaip vieną termovizorių, kaip priedėlį arba kaip rankinį termovizorių. Ar tai yra geras sprendimas? Ne. Bet tai yra sprendimas. Tai yra sprendimas, na, taupant biudžetą, taupant šeimos, nežinau, savo pinigus ir taip toliau. Apie testą. 150, 300 metrų ir 600 metrų pašildukas. Žiūrim su termovizoriais, ar matom tą pašilduką ir kągi gaunam. Thermtec Huntas, naujas modelis, 650, nelabai senai pasirodęs pas mus rinkoje, mato visus 3. Naujas Infrared Mach 50R, primenu, su tolimačiu, jis tikriausiai iš visų šitų termovizorių yra brangiausias. Na, bet jis ir brangiausias dėl to, kad turi integruotą tolimatį, ko neturi turbūt nei vienas termovizorinis priedėlis rinkoje šiandien esantis. Na ir tą balistinę skaičiuoklę turi viduje, tai tikriausiai tas sukuria, na, šiek tiek pridėtinę vertę, na ir išaugina kainą. Atitinkamai, va, teste pas mus dalyvavo šiandieną dar ir pulsaras, Pulsar Krypton 2 FXG 50. Na ir pasiėmėm paskutinį, tokį ganėtinai populiarų rinkos dalyvį, Hikmikro. Čia yra TQ50C 2.0 versija, jeigu aš taip teisingai suprantu. Taigi, 3 pašildukai, Huntas mato, Infraredus mato, Hikmikro mato, Pulsaras. 3 pašilduko 600 metrų. Ne, nepykit. Taip yra. Aš aišku galiu būti apkaltintas, kad aš ten nesąžiningas, kad aš ten blogai sureguliavau ten ar kažką tai dar padariau. Hebra, come on, imkit patys, testuokit, ne, pasidarykit, bet aš jums nuoširdžiai sakau, viską darėm nuoširdžiai. Mes visus šitos termovizorius turim pas save OpticSpot parduotuvėje, visais jais prekiaujame. Na ir tikslo ten kažkurį išskirti ar ten išaukštinti mes tikrai šiandieną neturime. Čia buvo toks labai sąžiningas testas apie visus šitos priedėlius. Kaina yra tarp 3, na grubiai, tarp 3 ir 4 tūkstančių eurų, va šitam pakankamai plačiam diapazone. Na ir tikriausiai, na žiūrint į tai, kad jie yra visi vienodų techninių parametrų, tikriausiai tas įdėtas darbas rašant
algoritmus, kuriais yra apdirbamas vaizdas, na, išleidžiant kažkokias atnaujintas tų algoritmų versijas, tas darbas jisai kainuoja. Tikriausiai todėl vieni prietaisai rodo tą trečią tašką, o kiti dėja ne. Ką mes dar darėm su šitais prietaisais? Šiaip irgi įdomus dalykas. Baterijos, vėlgi, šitie visi 3 termovizoriai mane kaip medžiotoją domina, kiek jisai veiks, ta prasme, labai paprasta. Kuo kokybiškesnis vaizdas, kuo ilgiau veikiantis termovizorius. Visa kita kaip medžiotojo manęs nelabai domina. Tai Huntas 7 valandos šaldytuve prie +4 temperatūros. Machas 4, primenu, Machas turi 2 papildomus akumuliatorius po 2 valandas, na, grubiai 7-8 valandos bendro veikimo laiko. Hikmikro. Šiaip irgi visai įdomus sprendimas. Keičiamas akumuliatorius. Hikas 7 valandas atidirbo šaldytuve prie +4 laipsnių temperatūros. Pulsaras, jo, ta prasme, didelis akumuliatorius 9 valandas, atidirbo 9 valandas kaip arklys. Ergonomika. Su ergonomika yra taip. Vėlgi, ergonomiškiausias. Vienareikšmiškai Huntas. Pasakoju istoriją, kuomet filmavom reklamą, tai pakliuvo toks Huntas po lietum, jį tiesiog išbėrė tokiais taškais, atšoko dažai, na, galbūt aš nelaimingas žmogus ir mums tiesiog nepasisekė su tuo termovizorium, na, bet apie jo patikimumą, na, iš tiesų atsakys tik tai laikas, aš į tai atsakyti negaliu iš tą klausimą. Toliau sekantis dalykas, ką mes dar žiūrim, žiūrim labai paprastą dalyką. Hikas, na, okei, jis yra masyviausias, toks, gal biškai kirviu darytas, bet didelis. Na, ir pulsaras, ir infrėjus tokį, na, viduriukas. Ta prasme, pulsaras trumpas, bet toks, storas su kupra. Infrėjus, kaip infrėjus. Prasme, toks, sakykim taip. Kita vertus, apie tą vaizdą, kurį mes matėme, tai Hikas kaip Hikas. Šiltą objektą jisai rodė visus 3 pašildukus, čia klausimų nebuvo jokių, tai Hikas šitas temperatūros skirtumus išskiria aplinkos, na, taip labai sunkiai ir ta aplinka, jinai tokia, na, gaunasi vienspalvė be didelio kontrasto. Pulsaras kaip pulsaras, vaizdas švelnus, viskas ten su tuo vaizdu lyg ir neblogai ir ta aplinka matosi ir viskas matosi neblogai išskyrus tai, kad to 3 pašilduko su juo mes nematėm. Geriausias vaizdas Huntas ir infrėjus, vienareikšmiškai, ir Hunto ta aplinka, jinai tokia, nežinau, švelni. Vaizdas gal šiek tiek panašus net ir į Hiko, nes čia stovi Hiko matrica viduj, jeigu aš gerai žinau, ten šiluminis sensorius, ne. Infrėjus kaip infrėjus, čia nieko naujo, vienas iš tų rinkos lyderių, aštrus, aiškus vaizdas su daugybė smulkių detalių, su didžiuliais tais matomais temperatūros skirtumais, na, viskas taip kaip ir priklauso. Tai va tokios mano išvados šiandieną. Visus šitos termovizorius galite įsigyti pas mus, OpticSpot. Na ir pabaigai tas linksmiausias tas dalykas, aš su velnio ragais lakščiau po lauką, ten kokias virš 200 metrų buvau nuėjęs, vien tik tai tam, kad, na, jūs patys pamatytumėt, kaip veikia tas termovizorius, kurį gali naudoti ir kaip priedėlį, ir kaip rankinį termovizorių, kaip jis veikia ir kaip jis įrodo elnio ragus. Ta prasme, vos ne kas antras žmogus, kuris man skambina ir ten klausia patarimo apie priedėlį, sako, žiūrėk, aš elnio ragus matysiu. Nu matysi, tai va, jums video, elnio ragų testas. Tai va, tai tikiuosi, tas elnio ragų testas jums atsakė visus jūsų klausimus, aš savo nuomonę pasakiau. Čia buvo Rokas Babarskas, OpticSpot. Ate.